1250 buvo brangiausias, galvoju, paimsiu brangiausią, ant klubų netupysiu. Čia viskas susigarmušlelė, čia irgi belekas padaryta. Įdaužta. Reiškia, reikės iš naujo glaistyti, iš naujo dažyti. Nu ką, video trečia dalis. Važiuojam. Ką tik buvo atvažiavęs lubom įsivertinti žmogus. Įvertino 1250. Įtempiamas lubos su vokiška plėvelė, juoda šešėlinė siuletas. Karniziukas aplink, formuos nišą užuolaidai ir dar darys vonioje pravedinės vamzdį ventiliacijai. Tad visi darbai 12 250. Taip pat dės viršui briuselį ir ant jo bus viršui plėvelė. Nu, ta prasme, tas briuselis gausis po plėvelę. Kodėl taip yra daroma, nes pasiūlė, pats sako, įsirenginėjau porą būtų, lygiai tą patį atlikau, paskui jeigu norėsi stumdomų spintos durų, bėgelį galės prisisukti prie to balkio. Jeigu darai varstomas duris spintos, kaip ir nereikia to. Aš iš pradžių galvojau daryti varstomas duris, bet pasiskaičiavus ženkliai pigiau būtų ten dėti tiesiog stumdomas duris ir viskas, ir nesukčiau galvos. Mano spinta vietoj 2000 kainuotų 1000. Taip pat tokias tokelės su lubom. Dabar iki atvykstant meistrų mano pareiga bus įsigyti visas lemputės įmontuojamos, kurios bus pakabinama šviestuvą ir ventiliatorių su vamzdžiu pasiruošti. Susimatom, kai bus jau lubos. Ir tik užėjus, pirmas dalykas, kuris man jau iš karto buvo aišku, kad bus reikalų, dūmų detektorius. Dūmų detektorius turėjo būti montuotas į lubas ir padarytas jam dangtelis, dekoratyvinis, gražiai paslėptas jisai turėjo būti. To nėra. Važiuojam toliau. Apdaužytas visas kampas, ten apibrozinta. Kas čia per detalė kampe skersai įkišta plėvelė. Susigarmušliavus. Čia viskas susigarmušliavę, neužkišta. Čia standartas, ar čia kas čia per nesąmonė? Raukšlės. Čia irgi belekas padaryta, kažkiek nesąmonė. Iš viso 3 žmonės buvo atėję, 1250 buvo brangiausias, galvoju, paimsiu brangiausią, ant klubų netupysiu. Va, nu gerai, jeigu čia padarė, reikia apeiti viską apžiūrėti, einam aplink visas sienas. Nežinau, kamera ar matosi. Taškas, neištat, įdaužta. Reiškia, reikės iš naujo glaistyti, iš naujo dažyti. Palei visą sienas, kamera gal nesimatys, išterlinta. Žmogus, kuris buvo atvažiavęs, įsivertino, žiūrėjo, akcentavo dar kainoje savo, kad sienos išdažytos, reikės pirštinės dažnai keisti, tai bus papildoma darbo ir sąnauda gali būti didesnė. Panašu, kad pirštinių čia jokių nebuvo. Eini šitoj vietoj pasižiūrėti, vėl susigarmušliavusios nesąmonės kažkokias tai. Apdulkėjimus ir visus tokius purvus patyliukas nusivalys. Čia nežinau, kiek matos. Išterlinta. Ten irgi nesupras, ar užkišta, ar neužkišta plėvelė. Čia irgi pasigarmušliavimai kažkokie tai. Čia panašu, kad nedakišta plėvelė kažkaip tai. Ir ką jūs manote apie tokį darbą, verta buvo mokėti daugiau? Man atrodo, kad nelabai. Kas turi būti? Tada užeinu į vonią. Vonioj. Gerai. Ventiliatorius bent jau sumontuotas. Čia lyg ir viskas tvarkinga. Bet čia buvo nudažyta. Dulkės, šiukšlės, kažką dėjo, kažką išpylė, čia atsackino, apkleckino. Viskas aptaškyta, plytelės nutaškyta, tai nusivalyk. Kad sudėtinga dar priedą. Rulonas popieriaus guli. Paimk tą ruloną, užsiklok, užsidenk, kad viskas tvarkingai būtų.
Taigi, kai vieni žmonės žiūri kažkaip tvarkingai atvažiuoja. Pavyzdžiui, gipsininkai. Gipsininkai irgi buvo pridarę ten čiūdų. Bet po savęs susitvarkė. Elektrikas iš viso tyliu tenais pedantiškai viską atliko. Dažytojas susitvarkė plitelšikas čia plitelės pjaustė, atvažiavau gražiau nei pats buvau sutvarkęs paliko. Šičia tai iš tyliu. O dabar sienos, nežinau, kas su sienom reikės daryti. Nežinau, ką su sienom reiks daryti. Kažkas nusivalys, kažkas ne. Faktas, kad reikės dažyti kažką tai bus vėl papildomas išlaidos. Tai dabar lauksiu žmogaus, ne pačio meistro, kas atsakingas už visą darbą buvo. Visi, kaip supratau, samda meistrą, arba pasičia dirba kažkas tai. Tai atvažiuos ir bandysim aiškintis, kaip čia viskas spręsim. Nes iš čia vis tiek nepadarys, žinai, per valandą. Reikia visurgi praeit, ir pračekinti, pravalyti, reikia čia lubas nuardyti. Ok, aš tada atnešiu dažų. Jo, Radikalais labiau aš netgi turiu likusą. Sorry, kad čia taip išėjo, žinai, žiūri man nemalonu, nes, sakau, visada darbus gerai padarom, problemų niekada nėra. Dabar čia toks objektas gal biški, žinai, atsipalaidavo montuotojas. Bandom tvarkyti tada maksimaliai viską, eisi pabaigą, sakau, pats jau atvažiuosiu, pažiūrėsiu, kad jau nebeatvažiuočiau ir sakyčiau, nedarė, žinai, reikės man savo laiko čia ir tau paskambinsiu, kada bus pabaigta. Nu ką patys girdėjot. Viskas sakė ištaisys. Jeigu ištaisys, problemų nėra. Praėjo viena diena ir man atrodo viskas sutvarkyta. Kodėl negalime iš karto tai padaryti? Tvarkingai, sienos išvalytos, pabraižymų nebėra. Kraštai irgi visi tvarkingai užkamšyti, užkišti, inkariukai iki galo, visur tvarkingai viskas. Paslepia ir dūmų detektorių. Ir tualeto. Tik tai dabar galvoju. Čia nais kažkaip, kiek žiūriu, nematau jokio fiksatoriuko. Tai jūs norit pasakyti, kad jį priklijavo? Jeigu jis priklijuotas, tai kaip man jį reikės išlupti, kaip batarkę pasikeis dūmų detektoriui prireiks. Reiks patikrinti, ar jis ant priklijuotas, ar jis statytas. Tai tikiuosi jis statytas, nes jeigu priklijuotas, tai tyliu. Tada aš tyliu. Reikės kopičias kitą kartą atvažiuoti ir pasistačius pasižiūrėti. Arba kai kondiškė montuos, paprašysiu, kad pažiūrėtų. Tai dabar bus rekupas ir kondiškė. Po sekundės. Kondicionierius sudėtas, rekuperatorius sumontuotas, išorinis blokas pajungtas ir sudėti rozetės sudėtos ir jungikliai sudėti. Taip pat telefonspinė ir 2 termostatai. Šviesa. Tu nesijunginėsi. Nedaug ir beliko. Grindys, grindjuostės, užuolaidos, vonios durys ir sumontuot į vonę tualetą, dušo sistemą, dušo kabiną, gyvatuką, skalbimo mašiną. Ir pilna padaryta. Tada keliausim toliau į link baldų. Važiuojam. Nu ką, pilna apdaila baigta. Pasižiūrėkite. Pasižiūrėkite.
Vakar užuolaidas pakabino. Sudėtos grindjuostės visas. Laminatas. Laminatas ir durys sumontuotas. Taip pat turim dušo sistemą. Unitazas, gyvatukas. Termostatai, kraniukai visi sudėta. Iki pilnos laimės ir iki mano bent jau užbrėžto tikslo reikėtų dar dušo kabiną pasistatyti ir skalbenkę. Viso bendra suma gavosi, jeigu įskaičiuoti ir skalbenkę ir dušo kabiną, 17 000 ir ten porą eurų. Šiek tiek gavos nenumatytų išlaidų. Praeitame video lyg ir šnekėjau, kad 16 800 gausis, ar 16 300. Tiksliai nepamenu, berods 16 800. Gavosi 17 000. Teko dar pirkti naują klozetą. Tai tiek. Finišo tiesioji, bet dar kokių taip 13 000 eurų finišo tiesioji, taip galim pasakyti. Dėkui visiems, kurie pažiūrėjo video iki galo. Susimatysim 4 daly. Dar didesnis dėkui tiem, kurie paspaudė laiką ir pasubscribino šį kanalą. Jums tai daug laiko ir pinigų gal nekainuoja paspaudimas. O man didelė motyvacija judėti toliau. Dėkui. Susimatom kitai daly. Viskas.